Trakai ir jų apylinkės yra ne tik netoli sostinės Vilniaus, bet yra vienos gražiausių Lietuvą reprezentuojančių teritorijų. Todėl neatsitiktinai vaizdingas Trakų apylinkės taip mėgsta namus, vasarnamius ar rezidencijas turi pasistatę ar įsigiję ne vienas visuomenės, politikos ar kultūros elito atstovas ar jo šeima. Visai šalia Trakų tik 5 km į Vievio pusę parduodami 8 žemės sklypai, kurių bendras plotas 10,5 hektaro. Sklypai parduodami kartu su privačiu Žako ežeru, kurio bendras plotas 10 hektarų. Sklypai turi 318 metrų ežero pakrantės. Yra elektra. Sklypuose įregistruotos 5 ūkininko sodybos, numatant ūkininkavimo veiklą kaip žuvų, ūkio, kaimo turizmui vystyti. Galima nors ir rytoj statyti apie 12-14 pastatų. Rengiamame Trakų rajono bendrame plane numatyta mažaaukščių statinių teritorija. Pagal bendrąjį planą 3,6 hektaro plote bus galima namų valda su skaidymu. Puiki vieta kaimo turizmui, poilsiui, senjorų namams, individualių namų statybai. Ežeras švarus neapaugęs, ežero paskirtis žuvininkystei. Ežero plotas 10 hektarų, maksimalus gylis 12 metrų. Dugnas nelygaus reljefo, krantas smėlis, akmenys, įžuvintas starkiai, šamai, linai, amūrai, lydekos, karosai, plačiakakčiai, ežero sanitarai, žuvys valančios dugną. Šis pasiūlymas yra išskirtinis, nes strategiškai patogi vieta ir geras susisiekimas, puikus kraštovaizdis, galimybė investuoti bei vystyti kaimo turizmą, žuvininkystę, statyti gyvenamuosius namus, poilsio, senjorų namus. Neabejotinai tai puiki ir perspektyvi investicija. Reikia tik pinigų ir fantazijos. Tad dabar arba šį vakar prieš miegą prisiminkite šį pasiūlymą ir pabandykite įsivaizduoti, ką gražaus ir vertingo galėtumėte šiuose žemės sklypuose sukurti. Galbūt tai yra tai, apie ką jūs svajojote visą gyvenimą.